Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 95 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie aritmetinį perpildymą ir jo exceptioną. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs tikriausiai prisimenate, koks pas mus bus rezultatas, jei mes paleisim tokį kodą. Tai kai mes paleidžiam tą kodą, mes gaunam neigiamą rezultatą. Viskas yra dėl to, kad mes negalim saugoti reikšmės didesnės nei maksimumas. Ir kai mes pridedam didesnį elementą, mes nuo maksimumo pereinam prie minimumo ir po to taip toliau judam. Ir C# yra galimybė pagauti tokį dalyką. Pagauti jį kaip exception. Tam buvo sugalvotas checked blokas ir checked operatorius. Tai pažiūrėsime iš pradžių į checked bloką. Jei mes tą kodą dabar padėsime į checked bloką, tai pas mus įvyks overflow exception. Ir kaip jūs čia matote, arithmetic operation resulted in an overflow. Tai reiškia, kad įvyko aritmetinis perpildymas ir mes tą exceptioną pagavom. Ir žinome, kad rezultatas, kuris čia pas mus yra, jau neteisingas. Mes negausime to rezultato, kuris mums buvo čia reikalingas. Aišku, yra galimybė pagauti tą exceptioną ir nenaudojant checked bloko. Jeigu mes dabar panaikinsime tą checked bloką, ir pereisim prie nustatymų, tai einame prie project ir nusileidžiam prie C# course properties, mes čia galim rasti tokį dalyką kaip throw exceptions when integer arithmetic produces out of range values. Tai kai pas mus vyksta aritmetinis perpildymas, mes norim visą laiką mesti exceptioną. Tai automatiškai checked blokas ir bus pas mus ten visur uždėtas. Mes uždedam čia varnelę ir jei aš dabar paleisiu tą kodą, nors čia ir nėra checked bloko, vis tiek mes pagausime tą exception. Ir kaip matote, tas exceptionas buvo pagautas ir mums neišvedė tos reikšmės. Ir kartais, jei projekte ir yra įjungtas tas nustatymas, mes norim praleisti kažkur aritmetinį perpildymą. Tai jeigu mes norim tai padaryti, mes galim pritaikyti čia unchecked bloką. Ir tada tas exceptionas pas mus neįvyks ir mes išvesime rezultatą. Ir kaip matote, exceptionas neįvyko ir rezultatas buvo išvestas į ekraną. Taip pat C# yra ne tik unchecked ir checked blokai, bet yra ir operatoriai. Tai mes galim pritaikyti operatorių ten, kur pas mus gali įvykti ta klaida. Tai aš galiu parašyti tai tokiu būdu ir pagausiu tą exception. Arba nepagausiu, jeigu parašysiu unchecked. Ir tada aš tiesiog į konsolę gausiu norimą rezultatą. Ir mes taip pat galim perkraukti kaip checked operatorius, taip ir unchecked operatorius. Ir tai atrodytų tokiu būdu. Tai mes tiesiog prieš operatorių rašome checked ir gauname perkrautą checked operatorių. Įdėsime dar implicit operatorių, kad galima būtų neakivaizdžiai intą sukastinti iki mūsų struktūros. Ir pažiūrėsime, kas pas mus bus. Tai kai mes paleidžiame dabar tokį kodą, mes gauname atgal neigiamą rezultatą. Bet jeigu mes pridėsime checked bloką ir paleisim tokį kodą, dabar pas mus įvyks klaida. Tai kaip matote, mes galim ir perkrauti checked operatorių, jeigu mums reikia. Ir lygiai tie patys dalykai pas mus veikia ir su kitais operatoriais. Tai dabar jūs žinote, kaip veikia checked ir unchecked blokai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.